Sveiki visi. Tai tikiuosi, kad poilsis pavyko. Kas dar ilsitės, tai ilsėkitės. Kam jau įdomu, noriu tiesiog jums pranešti apie paskutinio mėnesio naujienas. Kol atostogavot, daug dalykų iš tikrųjų pasikeitė. Tai trumpai apie banko paskolas. Tai šiandien daugiau pakalbėsiu apie banko paskolas, apie Euroliborus, kur dažnai žmonės svarsto, ar čia kris ar nekris. Parodysiu, kur galima pažiūrėti tą Euroliborą. Taip, kur galėtumėte žiūrėti kiekvieną dieną, jeigu jums patinka, kiek reikės mokėti jums palūkanų ateityje. Taip, nesvarbu, kad televizijose šneka, jums užteks tik tai pasižiūrėti pagal adresą, kokios palūkanos šiandien, taip, ir jūs galėsit nuspėti, kiek reikės mokėti per jūsų palūkanų pasikeitimo dieną. Gerai? Po to pakalbėsiu iš tikrųjų apie tokį dalyką, kur dažniausiai žmonės skambina ir sako, tai kuris bankas duoda geriausias sąlygas, ne? Tai va, aš jums paaiškinsiu ir papasakosiu iš tikrųjų, ką reikia žinoti, kad nustatyti, kuris bankas galėtų jums duoti geriausias sąlygas, gerai? Kad suprastumėte. Po to paminėsiu naujus įstatymus, kurie susiję yra su gyvybės draudimu, su trečia pensijų pakopa. Nu ir kitos naujienos, gerai? Tai kur laikyti pinigus, auksas sidabras, taip. Ir pasiklausykit ir parašykit komentarus, jeigu kažkas neaišku arba kažkokios galbūt naujienų, kažkokių kitų norit sužinoti daugiau. Rašykit, gerai? Gerai, tai važiuojam, pasižiūrim, kas vyksta. Iš tikrųjų viskas labai gražu, matot, viskas žaliuoja, tiek Euroliboras doleris, tiek Euroliboras, tiek EBIFINAS, viskas mažėja. Taip, banko marža labai laikosi stabiliai, praktiškai nuo vasario mėnesio, bet šiandieną žmonės gauna apie 1,35, apie 1,39. Kai kurie, sakykime, jeigu ten suma ar mažesnė, ar kredito istorija blogesnė, ar pajamos galbūt netokios patinkančios bankui, gali būti banko, sakykime, palūkanos ir 1,5 ir 1,6. Taip? Nu, bet šiandien 1,5 jau tikrai 1,4 turėtumėt laisvai gauti, jeigu esat geras klientas. Taip? Na ir čia jau susipliusuoja. Taip, tai praktiškai galim pasidžiaugti, kad ne doleriais turim paskolas, taip, nes jie moka apie 6,6 procentus. Euroliboras ir marža, kas teisingai viską daro, ką mes rekomenduojam, kurie jau pasikeitė bankus, susimažino banko maržas, šiandien jau moka mažiau negu 5 procentus. Taip. Na ir kas EBIFINA turi, taip, tai 5,64. Na, pagalvokit iš tikrųjų, jeigu nepasikeitėte EBIFINO, tai žiūrėkit, gali tiesiog EBIFINą pakeitę į Euroliborą jau 0,8 procentais susimažinti palūkanas. Ar 0,8 yra daug? Pasikartosiu, tai yra labai daug. Jeigu 100 000 kredito, sakykime, likutis, tai panašiai per 20 ar 25 metus, jeigu jums reikia mokėti, tai gali sudaryti ir 10 ir 15 tūkstančių eurų. Gerai? Dabar tą, ką ir žadėjau, iš tikrųjų, kur mes žiūrim ir jūs galite žiūrėti, stebėti euroliborrates.eu. Tai yra, mes, pavyzdžiui, jeigu jums palūkanas perskaičios artimiausią laikotarpį, mėnesį ar 2 mėnesių laikotarpį, jau visada galite pasižiūrėti, ne, kokios bus palūkanos. Pavyzdžiui, kas turi 3 mėnesių Euroliborą, bus 3,5. Kas turit 12 mėnesių Euroliborą, bus 3,13. Taip, tai yra, kuo ilgesnis Euroliboras, mato, tuo mažesnės palūkanos. Tik neapsigaukit gerai, nes po 3 mėnesių galbūt čia jau bus 3 procentai, o čia jau 12 mėnesių ir mokėsit būtent tuos 3 procentus. Jeigu kaip pavyzdys jūsų šiandien yra, kaip pavyzdys banko marža 2 procentai, reiškia galbūt jums perskaičios 5,1 ir tada tik taip lygiai po metų jums perskaičios. Taip, vėl priklausomai koks bus Euroliboras, tokius procentus ir paskaičiuos. Tie, kurie turi 3 mėnesių Euroliborą, moka 3,5, bet galbūt po 3 mėnesių mes nežinom. Gal bus 3,1, dar po 3 mėnesių gali būti, kad jau bus ir 2,8 ar 2,9. Taip? Žiūrėkit, tai, ką sako Europos centrinis bankas, jisai tik pasako faktą. Bet Euroliboras yra perskaičiamas kiekvieną dieną, nes šie bankai skolinasi tarpusavį ir čia, kaip pavadinkim, nustato rinką. Dėl to pagal šitą adresą jūs visada galite matyti, kokios yra palūkanos šiandien ir jeigu po savaitės 2 jums reikia, bus perskaičiamos palūkanos, jūs drąsiai galite iš anksto pasižiūrėti, kokios gali būti palūkanos. Čia irgi rasit tam pačiam puslapį tokią lentelę, kur, va, kaip pavyzdys, jeigu paimkim dabar
nežinau, kokį kovo mėnesį, ne, kada buvo aukščiausias euroliboras, 3,9, taip? Nu ir po to jūs matot mažėjo, jau praktiškai rugpjūčio 1, taip, jau mes turėjom 3,5, o šiandien po pusės mėnesio mes jau turim 3,3. Tai matote, ne, kokiu pagreičiu viskas krenta, dėl to būkite atsargus ir neapsirikite ypač tie žmonės, kurie imat kreditą, kad kaip pavyzdys galbūt jums pasakys bankas, kad jūsų palūkanos, kaip pavyzdys sakau, ne, 5% bendros palūkanos, taip, ir marža, ir euroliboras. Pavyzdžiui, 1,9 banko marža ir jūs apsidžiaugsit galbūt, ne, nes bankas parinks jums 12 mėnesių euroliborą ir banko maržą. Atkreipkite dėmesį, kitas bankas gali jums pasakyti, kad jūsų bendros palūkanos yra, pavyzdžiui, 5,2. Taip? Ir šitoje vietoje neapsigaukit, nes gali būti, kad bankas gali taip sužaisti, arba vadybininkė, jums pasakyti, va, tik 5%. Taip? O, pavyzdžiui, kitas bankas sakys 5,2. Bet čia banko marža gali būti 1,9, taip? O čia gali būti banko marža 1,7. Tikiuosi suprato, taip, kad va, tas euroliboras ir banko marža dedasi kartu, taip, prisimenat, kur rodžiau šitą lentelę, tai yra banko marža ir prisideda va, tas euroliboras, o, pavyzdžiui, 6 mėnesių, taip, 3,44. Va, šitie du susideda. Ir tą dieną, kai jums imsit kreditą, bankas taip pat žiūrės, ar 3, ar 6, ar 12 mėnesių jums duoti tą euroliborą, dar klausimas, kokį jūs pasirinksit ir ko prašysit banko, nes nuo to priklausys, ar bus 5 ar 5,2% jūsų palūkanos. Bet nustebsite, ne, kad kartais yra geriau 5,2 su 3 mėnesių euroliboru, kai krenta palūkanos, nes gali būti, kad po pusės metų tie žmonės toliau ir mokės 5%, o šitie žmonės gali jau mokėti 4,8 arba 4,5%. Tvarkoj? Tai jeigu bus klausimų, drąsiai galite skambinti. Taip? Kaip sakom, skambutis nieko nekainuoja, o klaidos kainuoja bankuose labai daug. Tai amžinas klausimas, ne? Tai kuris bankas duoda geriausias sąlygas? Taip? Nu, kuris? Iš tikrųjų yra toks pasakymas mūsų, kad jeigu būtų toks bankas, kuris duotų geriausias sąlygas, tai praktiškai nebūtų nei vieno kito banko, nebūtų tik tas vienintelis. Todėl aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį, į ką bankai žiūri ir į ką jūs turėtumėte iš tikrųjų pasižiūrėti, kad suprastumėt, kodėl vienas bankas duoda kreditą, kitas neduoda, kodėl vienas duoda su 1,4% banko marža, o kitas siūlo 1,8, o gal kartais ir 2%. Taip? Tai pasižiūrėkit, va 10 dabar, va, sakykime, tokių punktų išskyriau, taip, tokių, kur viskas priklauso, kai jūs užduodat klausimą, o koks bankas duoda geriausias sąlygas, tai reikėtų paklausti, o perkat seną ar naują nekilnojamą turtą, taip? Ar tą butą dar reikia įrenginėti, taip? Ar jis jau yra įrengtas, tai yra ar su dalinė apdaila perkat, ar įrengta, taip? Nes tada gaunasi 2 kreditai, vienas pirkimui, kitas įrengimui, taip? Ir dar ten klasės dar priklauso, ne? Ar jūsų tos statybos yra AA klasė ar kokia, taip? Tai čia irgi pagal sertifikatą tokį yra sprendžiama. Kitas dalykas, nustebsit, bet išsilavinimas irgi labai daug ką pasako. Yra bankai, kurie būtent, pavyzdžiui, jeigu būsit su aukštuoju išsilavinimu, gali būti, kad jums duos geresnę banko maržą, jeigu žemesnis negu aukštasis išsilavinimas, gali būti, kad jie tiesiog tai kategorijai žmonių duos didesnį procentą. Taip? Galbūt jums taip oficialiai niekur bankose nerasit, vat kas čia yra. Ne? Čia mes jau išgryninom bendraudami su klientais ir darydami analizės, tai kodėl tam žmogui atrodo, abudu į tą patį banką, pirko butus tam pačiam name, bet sąlygos yra skirtingos. Taip? Toliau, kur dirbate? Ne? Privačiam sektoriui, taip, ar valstybiniam? Tai yra, bankai kartais renkasi pagal darbovietės, nes kartais būna, kad jūsų darbovietė yra kokia, nežinau, didelė darbovietė, ne? Kur tikrai yra ar valstybinė didelė įstaiga, ar pavyzdžiui privati kažkokia Amerikos kompanija, ar kita Skandinavijos kompanija. Ir tiesiog tame banke galbūt yra tos įmonės sąskaita ir kartais būdavo seniau netgi oficialiai, nežinau, gal paskui nebeleido taip daryti, bet jeigu tu dirbi to įmonėje, tai jau buvo labai aiškiai, kokia bus banko marža ir ten panašiai kokios sąlygos. Taip? Tai dabar pagal nutylėjimą tiesiog sakau, kad bankai tikrai atkreipia dėmesį į jūsų įmonę, kur jūs dirbat. Gerai? Aš dabar trumpai prabėgsiu, bet mes darysim tokį nemokamą webinarą, taip, dėka asociacijos narių,
kurie suteikia galimybę jums pažiūrėti nemokamą webinarą, bet čia tiesiog prasibėgsiu trumpai, gerai, per tuos 10 punktų, kad jūs daugmaž tokį supratimą turėtume, taip, į ką bankai žiūri, nes sutikit, jie skolina, sakykime, bankas, nesakau, kad savo pinigus, tai yra skolina kitų žmonių, kurie deda indėlius, tai jūs supraskite, kad tai yra labai atsakingas darbas, taip. Vėl klausimas, koks pradinis įnašas, jeigu vienas žmogus įneša 30%, pavyzdžiui, nuo 200 000 60 000, o kitas įneša tik 30 000. Tai žinoma, kad bankui yra daug geresnis tas klientas, kuris įneša galbūt 30%, nes tai yra ir didesnės garantijos. Taip? Tai yra užstato vertė 200 000, o kreditas, pavyzdžiui, 140 000. Suprantat? Nuo užstato irgi labai priklauso. Kokie įsipareigojimai šiuo metu kreditoriams, vaikams, kartais būna žmonės įsiskyrę ir reikia mokėti elementus, taip, tai irgi tai skaičiuojasi į įsipareigojimus. Kokias pareigas einate, ar esate darbininkas, ar esate specialistas, ar esate vadovas, taip, ar įmonės savininkas, kiek dirba toj darbovietėje, taip, ar 2 metai, ar 3 metai, ar 6 mėnesiai, ar tik 3 mėnesiai, tai jeigu turit savo įmonę, tai vėl reikės įmonės dokumentų, taip, jeigu daugiau negu 51% esate akcininkas, tai jums reikės būtinai ir įmonės finansus pateikti, taip, jau tai esate girdėję Credit Info, tai bankas vis tiek pasitikrins per savo Lietuvos banko duomenų, tokį, sakykime, Lietuvos banko duombazę, taip, kurie pasitikrina, ar jūs turit kitų kreditų ar neturit, Credit Info pasitikrina Sodras, viską, ar jūs neturit skolų, taip. Ir labai svarbu, ar jūs vienas imat kreditą ar dviese. Tas irgi labai svarbu, nes sutikit, ar bankui kreditą laiduoja, sakykime, 2 žmonės ar 1 žmogus. Nuo to irgi gali priklausyti šitas, sakykime, procentas, taip. Tai va, tai čia 10 tokių punktų. Jeigu kas, žiūrėkit mano dar tokį vieną webinarą, kur aš tiesiog plačiau irgi apie tos punktus papasakosiu ir tiesiog, kad būtų daug aiškiau. Tai kviečiu, bus irgi webinaras, daugiau aš ten kalbėsiu, nes pasikeitė įstatymai apie fiksuotas palūkanas ir apie refinansavimą, tai yra perkelimą iš vieno banko į kitą, tai yra galima vaikščioti iš vieno banko į kitą. Tai čia daugiau rugsėjo 18 dieną, 19 val. Aš papasakosiu, kas pasikeitė ir kaip jūs galite išnaudoti tos įstatymus savo naudai. Nes tikrai tie įstatymai buvo priimti žmonių naudai, bet klausimas vėl žmonėms, tai yra, kas žino apie tuos įstatymus. Kaip ir Lietuvos bankas pasistengė dėl jūsų, kad jums būtų lankstesnės sąlygos pereiti kitą banką, pasigerinti kredito sąlygas. Bet labai džiaugiuosi, kad šiandien jūs manęs klausot, tai aš net nebejoju, kad jūs pasinaudosit tom sąlygom, o kas neklauso patarimo, gerų, tai viskas tvarkoja, jie tiesiog bus banko rėmėjais, taip, ir galės mokėti toliau bankui, taip. Daugiau apie kreditus irgi galite paskaityti kreditoekspertai.lt, rasite ten daug patarimų, paprastus dalykus, kas lininiai, kas anuitetiniai, kaip fiksuotos, kaip kintamos palūkanos yra skaičiuojamas, Euroliborai, 3-6-12 mėnesių, ką rekomenduojam ir taip toliau, gerai? Gerai, važiuojam toliau. Tai kur dabar laikyti pinigus, jeigu tų pinigų turite, ne? Tai šiai dienai kreipti dėmesį, kad yra bankai, kurie duoda dažniausiai, daugiausiai turbūt bankas, duoda terminuotus indėlius, tai yra 4%, bet jeigu jums nesvetimos yra kredito unijos, tai matau, kauniečiai netgi gali pasidėti už 5%, Vilniečiai už 4,3%, klaipėdiečiai už 4%. Nei daug, nei mažai, jeigu turi 10 000, 500 eurų nuo 10 000 nesimėto, ne? Bet labai gaila, kad daug žmonių tiesiog laiko sąskaitose už 0%, o jeigu turi 10 000, tai yra geriau atsidėti bent jau tuos pinigus, galima juos išskaidyti, 10 000, pavyzdžiui, po 3 000, 1 000, tai yra 4 indėlius, kad būtų saugu ir tikrai gauti nuo kiekvieno euro kažkokias bent jau palūkanas, taip? Dar yra, irgi kas kaupėt ir labai apie investavimą nelabai gilinatės ir turbūt bijot, nes yra tikrai rizikos investavime, tai jums rekomenduojam, yra kaupiamieji tokie indėliai, jie ne visuose bankuose ir kredito unijose yra, bet ten, kur yra, pavyzdžiui, matau, kredito unija taupa 4,3%. Taip? Tai reiškia, kaupiamasis indėlis yra tuom gerai, kad jūs galite po 100 eurų kiekvieną mėnesį dėti. Taip? Ir nuo to kiekvieną 100 eurų, kada jūs jį padėjot, yra apskaičiuojamas palūkanos. Taip? Kituose bankuose, sakykime, tai Luminoras, matau, turi Šiaulių bankas po 3%,
Tai pasižiūrėkit, gal jūs esate viename iš tų bankų, galite ir dėti, kad bent jau ir už 3, kad ir už 2 procentus, bet gaukit bent 2 ar 3 procentus, nu bet ne 0, gerai, tai čia yra toks principinis dalykas gyvenime. Pirmas žingsnis į investavimą, tai yra išmokit pasidėti saugiai savo santaupas, kad bent kažkiek gautumėt procentų. Jeigu jūs net to nesugeba, tai neliskite investavimą, nes ten yra daug griežtesnės taisyklės. Auksas sidabras, taip, labai smarkiai kylo auksas sidabras, per paskutinius metus, atkreipkite dėmesį, auksas davė 28,7, grubiai 29% investicinę grąžą, taip. Per paskutinį mėnesį tik 1%, sidabras nukrito 9%, bet metinė, sakykime, sidabro investicinė grąža buvo pakritimas, bet vis tiek yra 23%. Čia tiesiog tik tai sakau, kad taip kažkas pasaulyje vyksta, kai aukso kainos taip smarkiai kyla, reiškia kažkas yra negerai su pinigais. Taip. Antra pensijų pakopa, taip kaip visada, bet šį kartą išskyriau jums IRR, tai yra Lietuvos bankas nustato IRR, tai aš jums dar kitoj skaidrėje parodysiu, bet noriu iš tikrųjų pasidžiaugti antros pakopos rezultatais, nes jie iš dalies tikrai yra puikus, nes yra 9-10 procentai praškai, vidurkis yra visur apie 10-11 procentų, netgi įvertinant, kad buvo, galima sakyti, didelė krizė 22 metais, kai tikrai fondai tikrai labai smarkiai buvo nukritę, jie dabar atsistatė. Čia yra istorija, taip pat jeigu tai pažiūrėsit Lietuvos banko ataskaitą, tai yra 5 metai. Tik tai galbūt išskirkim čia, kur matysit po 23 procentus GAU indeksą, nes čia tik tai gal jį pažymėjau dėl to, kad per metus laiko ir 8 mėnesius tikrai rezultatas GAU indekso labai geras yra, ne? Skaitykit 22 praktiškai procentai. Bet jeigu pažiūrėsit Lietuvos banko ataskaitą, galite tiesiog užeiti pensinių fondų IRR'as ir jūs rasit tokias pat lenteles. Čia tik tai sakau, kad yra vidurkiai išvesti visų. Tai praškai 10, jau čia paskui, kur saugesni fondai yra, kai jūs esate vyresni, ten bankas, pensinis fondas perveda į saugesnius, sakykime, fondus, į gyvenimo fondus ir jie jau yra biški mažesni. Bet iš dalies tai labai viskas gerai. Jeigu nesidomit investavimu ir neturit tam laiko, tai pensiniai fondai antros pakopos duoda daugiau nei 10 procentų grąžą, tai yra labai gerai. Tik tai vėl kritika turbūt yra, nori tiesiog, kad jūs labiau suprastumėt, nes čia netgi mes kartais, aš jau tenka man padiskutuoti ir radiją ar su spauda ar kažkur tais, tikrai matau, kad ne visi suprantam vienodai apie tą anuitetą. Galbūt ir aš kažko nesuprantu, bet man tai biški gazdina tas anuitetas, vien dėl to, kad jau tą anuitetą perėmė valstybinė įstaiga, aš nežinau nei vieno modulio kažkokio valstybinio, kuris būtų pavyzdinis. Ir aš kaip, pavyzdžiui, kaip investuotojas skaitau, kad čia jie rodo taip, kad jūs jeigu 10 000 turit, kokia, jeigu jūs išeisit į pensiją, tai yra kokia jūsų bus pensija. Jeigu turėsit 10 000, tai reiškia bus 45 eurai, jeigu su paveldėjimu 41 euras. Jeigu aš tai žinočiau, kad tos pačios taisyklės ir tie skaičiavimai bus ir po 20 metų, taip ir po 30 metų, būtų ramu. Bet kai jie rašo, kad žiūrėkit, ne, sako, šitie skaičiai yra tik tiems, kurie 5 metai iki pensijos. Suprantat, tai yra tik 5 metai iki pensijos, tai yra mūsų galbūt tėvams, ne, kurie planuoja tik išeiti į pensiją jau, sakykime, kam 2, kam 3 metai, kam 5 metai, tai tie gali remti šito skaičiavimo, o kam po 20-30 metų mes nežinom, kuom remtis, taip gal tie skaičiai bus žymiai mažesni. Ir čia kaip pavyzdį, ką noriu dar irgi, kad suprastumėt, kad tas anuitetas nėra už dyką, ne? Už jį reikia susimokėti. Jūs dabar daug žmonių pereinat į antrą pensijų pakopą dėl to, kad jums duoda tą mokesčių lengvatą, taip? Supraskit, kad tai yra, kaip sako, sūris pastuose, taip? Nes čia vėl yra, tikrai biškai, pavadinkim, painu, nes aš kaip pavyzdį paimu, jeigu tai bus be paveldėjimo, bus 45 eurai, ką reiškia be paveldėjimo. Jeigu jūs išeisite į pensiją ir po mėnesio numirsit, tai reiškia visi tie, kad ir buvo 10 000, visi pinigai pasiliks sodrai. Jeigu taip įvyks, kad po mėnesio jūs numirsit, bet pasirinkot su paveldėjimu, tai likusi ta pinigų suma atiteks jūsų vaikams ir artimiesiems. Taip? Viskas kaip ir gerai, bet klausimas, už ką jie nuskaito 8 procentus?
Jau nevertinam, kad tie pinigai nėra investuojami ir jie tikrai nėra išsaugoma jų vertė palyginus su tokiom infliacijom, kokios dabar yra. Tai va šitoj vietoj mus nuskriaudžia. Dar paima 8% už tą paslaugą ir dar infliacija suvalgo šitos pinigus, taip? Tai va čia padėliau, kad va ta suma per 20 metų, skaičiuojam, kad vidutiniškai žmogus gyvena 20 metų pensijai, tai sudaro į pliusą, pavadinkime, jeigu žmogus atgyvens, jau praškai jisai po kokių, grubiai sakykime, ne, jau, sakykime, tai po 20 metų jau sodra dėl to patirs nuostolę, ne, nes žmogus ilgai gyvena, jau sodrai bus negerai, ne. Čia pasižiūrėkime irgi, jeigu 20 metų išgyvensit, tai praktiškai jau bus lygiai, jūs turite išgyventi, kad nubausti, jeigu taip galiu įsireikšti, nubausti sodrą, ne, jeigu norit pasinaudoti sodros pinigais, turite išgyventi daugiau nei 20 metų tam, kad atmuštumėt savo 10 000 ir dar kitus 20 metų dar pasimtumėt po 41 eurų, taip? Na ir trečias, taip, yra dar toks vadinamas atidėtasis anuitetas, taip, va šitas trečias, ten yra nuo 85 metų, bet čia jau jie irgi ima už tą paslaugą 22%. Tai va šitoj vietoj man yra irgi kaip ir neaišku ir per daug. Bet čia tiesiog alternatyvus, nes manau, kad dabar vėl bus rinkimai ir čia turbūt didžiausia pensijinių fondų turbūt yra rizika, kad kaip ateina nauja vyriausybė, taip viską keičia, pradeda daryti reformas. Tai jeigu bus galimybė kažkam išeiti arba atsimti dalį pinigų, čia tik rekomendacija tiems, kurie finansiškai raštingi, nes kaip pavyzdys, pažiūrėkime, jeigu jūs gautumėt bent 5%, matėte, kur yra terminuotam indėlį 5%, jūs gautumėt labai panašią su paveldėjimu sumą, taip, tą patį 41 eurą, tai jūs tos pinigus laikytumėt kredito unijoje ir gautumėt tos 41 eurą. Ir jeigu jūs numirtumėt po 10 metų, tai jums gražintų, čia sakykime po 20 metų, matotas 10 800, bet jeigu žmogus numirė po 10 metų, reiškia šeimai atiteks tik likutis, taip, nuo to 10 000, kur buvo įdėtas. Tai čia, pavyzdžiui, terminuotam indėlį, jeigu jūs gautumėt 5% arba, pavyzdžiui, kažkokias valstybinės obligacijas investuotumėt taip, jūsų šeima gautų kiekvieną mėnesį po tą 41 eurą, o kai žmogus numirs, tai jie tos 10 000 kaip ir atgaus, ne? Tai reiškia, finansiškai raštingam žmogui daug labiau apsimoka tuos pinigus valdyti pačiam, taip? Nes tie, kurie mokinasi, ir fikvos bendruomenė, jau žino, kaip uždirbti 6, o iš tikrųjų mes net neinvestuojam, jeigu negaunam 8%, nes 8% čia yra būtina gauti dėl infliacijos. Tai va šitoje vietoje įsivaizduokite, jeigu jūs sugebat gauti ir jau žinot, kur gauti 8% metinę grąžą, jūs gausit po 66 eurus, o ne po 45 ar 41. Ir tie pinigai 10 000 bus jūsų sąskaitoje. Aišku? Tai yra video įrašas, gali tikrai dar kartą pasitikrinti, tikrai lauksiu komentarų, galbūt kažkas iš sodros pakomentuos, kodėl čia yra tik 5 metai, už ką tai yra mokesčiai ėmimi, tai va tokie ir klausimai, ne? Kitas labai dabar garsiai kalbama apie tai, kad liko 10 metų pasinaudoti 3000 eurų. Tai čia uždėjau sos. Kodėl? Neapsigaukit. Dabar labai daug su tokia motyvacija, ypač galbūt gyvybės draudimo konsultantai, kad žiūrėkit, viskas įstatymas pasikeis, tie, kurie dar šiemet sudarys gyvybės draudimus, pavyzdžiui, tie 10 metų galės susigrąžinti mokesčių lengvatą, o tie, kurie pasidarys kitais metais gyvybės draudimą, tie nebeturės galimybę susigrąžinti mokesčių lengvatos. Labai prašau, neapsigaukit, gerai? Jeigu ta draudimo kompanija, pavyzdžiui, kurioje jūs draudžiatės, tiesiog užveda ant kelio, klauskit, kokie bus mokesčiai. Užeikit Lietuvos banko gyvybės draudimo mokesčiai, jums išmes tokią jums lentelę ir visi galėsit pasižiūrėti, kokia tai draudimo kompanija ir kiek nuskaičios mokesčių. Čia kaip pavyzdys yra tik tai 1000 eurų įmoka, tai čia grubiai yra 82 eurai į mėnesį. Maksimum įmoka galėtų būti 125 eurai, nuo kurios galėtume susigrąžinti mokesčių lengvatą. Bet ką aš noriu pasakyti, kad tai yra labai dideli mokesčiai, pasižiūrėkit, kurioje kompanijoje drausit. Ir tai yra, jūs tos 3000 kaip ir susigrąžinsit, teisingai. Bet iš kitos pusės, jūs tos pinigus, iš tikrųjų didelius mokesčius permokėsit
tai gyvybės draudimo kompanijai, nes po 10 metų jau nebebus mokesčių lengvatos, o jūs toliau turėsit mokėti. Atkreipkite žmonės dėmesį, kurie netgi ir dabar 2, 3 ar 4 metai esate susidarę tą gyvybės draudimą, kad po 10 metų, kaip jūs galbūt sudarinėjot gyvybės draudimą, jums buvo padaromi dideli gražus grafikai, kad jūs ten busit milijonieriai, prikaupsit 100 000 ar ten milijoną. Viso šito nebebus, nes išliks tie dideli mokesčiai, o mokesčių lengvata nebesugrįš. Tai yra, aš labai tikiuosi, kad šitas įstatymas ką paragins, kas ir iš tikrųjų įvyko, kad daug dabar gyvybės draudimo kompanijų persiorientuoja ir pradėjo siūlyti tuos rizikinius gyvybės draudimus, kurie yra labai žmogiški, po 10-12 eurų į mėnesį, bet tu gali apsidrausti. Taip, tom pačiom sąlygom, kaip ir kaupiamuosiuose gyvybės draudimus. Tai čia labai nesiplėsiu, mes padarę 2 serijų video, kam įdomu galėsit mums parašyti, bet aš tiesiog užvedu ant kelio, gerai? Kai išgirsit, kad sako, va, pasidarykit gyvybės draudimą, nes paskutiniai metai, ne, tai neapsigaukit, nes jie ten ima didelius mokesčius, nebent pasakys draudimo kompanija, kad pas mus mokesčiai yra, sumažinti, ne? Klausimas, ant kiek sumažinti, tiesiog sakau, kad pasidomėkit gyvybės draudimo kompanijos mokesčiais. Tik tada sudarinėkit tą kaupiamą gyvybės draudimą, gerai? Šiaip rekomendacija, nes tas įstatymas liečia dar ir 3 pensijų pakopą, tai rekomenduočiau labiau, jeigu renkatės tarp gyvybės draudimo ir 3 pensijų pakopos, labiau rinktis 3 pensijų pakopą, nes ten tikrai yra mažesni mokesčiai, ten lankstesnės sąlygos, tu turi pinigų įneši, neturi pinigų neįneši, gali tą įmoką tiesiog palaukti gale metų, jeigu tu ją susikaupiai. Ir tik tada, jeigu matai, kad finansinė situacija stabili, gali įnešti 1500 eurų, pavyzdžiui, gale metų ir susigrąžinti 300 eurų. Ir lygiai po 10 metų tu gali netgi nemokėti toliau į tą 3 pensijų pakopą, tie pinigai toliau tau investuosis, ta mokesčių lengvata, kurią dar susigrąžinsi, jeigu dar atgal įdėsi tą 3 pakopą, tikrai gausit puikų gerą rezultatą, gerai? Tiesiog šiandien tema ne apie tai, ar 3 ar gyvybės draudimą, tiesiog sakau, užvedu ant kelio, čia tik mano asmeninis toksai galbūt pastebėjimas, kad geriau rinktis 3 pakopą, pasidomėti būtinai mokesčiais, bet būti atsargiam su gyvybės draudimu. Tiesiog rekomenduoju geriau rizikinį gyvybės draudimą, kur tikrai yra labai aiškios įmokos, tu žinai, kad tikrai sumokėjai už draudimą, tu žinai, kad tos įmokos nebegrįš, kaip ir už mašinos draudimą, už buto draudimą, už kasko draudimą. Jūsgi nesitikit, kad draudimo kompanija jums grąžins tos pinigus. Taip ir gyvybės draudimas. Apsidraudėt, sumokėjot į mėnesį 10, ten per metus 120 eurų ir žinot, kad tai yra jūsų gyvybės draudimas. O investuojat visai tos pinigus, sakykime, ten, kur geriausiai suprantat. Nesuprantat, dėkit tada į terminuotą indėlį, gerai? Jeigu daugiau apie tos investavimus, nekilnojamus turtus, taip, kam įdomu, kas esat girdėję, finansų savaitgalis, tiesiog sakau, kad tas renginys jau yra praėjęs, bet ten rasit labai daug puikios informacijos, galite užeiti www.finansusavaitgalis.lt, pasižiūrėsit temas, tai yra apie asmeninius finansus, apie mokesčius, apie verslų kūrimą, apie nekilnojamo turto pirkimą ir taip toliau. Gerai, kam įdomu, prašau, informacijos yra, taip. Kas turi daug pinigų, taip, šią vasarą uždirbot ir tikrai patiko kažkokia šalis galbūt, kur buvot atostogauti, rekomenduoju apsilankyti atostogų būstas.lt, nes mes turim tokį projektą, kur tiesiog mes investuojam ir atostogaujam. Taip, tai yra galima ne tik atostogauti ir išleisti pinigus, bet dar galima atostogauti ir dar galima užsidirbti pinigų. Taip. Labai painu, labai įdomu turbūt taip, bet mes su FICLA bendruomenė tą puikiai darom taip, ir stengiamės, kad ateityje turėtumėm visam pasaulyje savo namus, kur galėtumėm poilsiauti. Taip, tai yra poilsis suderintas su investicijom, taip, mes atostogavom nemokamai, taip, dar ir užsidirbom antroms atostogoms iš karto tais metais. Taip, reikia įvertinti vieną dalyką. Tai yra tai, ką vienas žmogus su savo pajamom, galbūt yra tos galimybės labai ribotos. Bet kai esi bendruomeniai, sutinkat po 100 eurų ar po 1000 eurų, taip, jau susidėjęs, jau tu gali kažką daryti, taip, jau tu gali kažką nusipirkti įdomesnio, investuoti kažkur įdomiau, bet čia jau yra finansinio raštingumo dalykai, kur bendruomenė yra finansiškai išprūsusi ir jau jie patys kombinuojasi, tvarkosi, kaip investuos, kur investuos ir kaip uždirbs pinigus, taip. Tai mes, kaip sakom,
paversk pasaulį savo namais. Atostogauk ir dar uždirbti pinigų. Taip? Tai va rekomenduoju pasidomėti mūsų projektų naujų. Taip? Na ir ką, dar kartą pasikartosiu, kad kas turit būsto kreditus ar planuojat juos imti, tai rugsėjo 18 dieną, 19 val. Kviečiu visus į nemokamą webinarą, už ką esu labai dėkingas finansų ir kreditų valdymo asociacijos nariams, kurių dėka jų narių mokesčio mes galim visuomeniai tokius daryti nemokamus seminarus, informuoti jūs apie fiksuotas ir kintamas palūkanas. Galbūt ir teko kažką girdėti, kad jau turės bankai pasiūlyti apie fiksuotas palūkanas, bet klausimas, ar tikrai verta? Taip, tai vat irgi aš paanalizuosiu, papasakosiu apie kitas šalis, apie mūsų praeitį su fiksuotom palūkanom, ar tikrai visiems verta fiksuoti palūkanas. Po to yra refinansavimas, tai yra, kaip ir žinom, kad galima, dabar vat irgi bus daug lengviau pereiti kitą banką, taip, dėrybas vesti su bankais, bet vėl reikia tą dalyką daryti atsargiai, kad savo nepakenkti, taip. Na ir pakalbėsiu apie tai, vat irgi kas visiems yra labai įdomu, nuo ko priklauso banko marža, taip, nuo ko priklauso banko marža. Tai vat irgi galėsim tokį, kad supratimą aiškiai turėtumėt, nes kai dėrėsitės, galbūt refinansuosit savo kreditus, kad žinotumėte apie ką kalbėti, kaip pasiruošti eiti į banką, taip, kaip atsakinėti bankams, taip, kad patiktų jūsų atsakymai bankui, bankininkai, ir tada gausit geresnės sąlygas. Tai labai jums ačiū, kad išklausėt. Tikiuosi, kad ta informacija buvo naudinga. Drąsiai parašykit, kokios informacijos dar norėtumėt. Gerai? Tai ką, kviečiu registruotis į mūsų seminarą. Taip? Ačiū labai. Sėkmės jums.